Šiais metais minime Lietuvos valstybės atkūrimo 96 metinės. Po 1795 metų įvykusiojo trečiojo Lenkijos Lietuvos valstybės padalijimo Lietuvą prijungus prie Rusijos, po 3 nesėkmingų sukilimų bei juos lydėjusių Rusijos valdžios represijų, spaudos lotyniškų raidynų draudimo, lietuviškų mokyklų uždarimo, lietuvių trėmimo į Sibirą, rusų kolonistų atsikėlimo, lietuviai vis dar išliko nenutautėję ir nepraradę vilties vėl būti laisvi. Pirmo pasaulinio karo metu Lietuvą okupavusiai Vokietijos imperijai pralaimint karą, okupacinė vokiečių valdžia buvo priversta suteikti daugiau savivaldos teisių Lietuvai. Tuo pasinaudoję aktyviausiai Lietuvos visuomenės veikėjai 1917 metais rugsėjo mėnesį sušaukė Vilniuje Lietuvių konferenciją, kurioje dalyvavo 222 delegatai iš visos Lietuvos. Konferencija patvirtino pasiryžimą atkurti savarankišką, nepriklausomą Lietuvos valstybę, sutvarkytą demokratiniais pagrindais etnografinėse sienose. Vykdyti konferencijoje priimtai programai buvo išrinkta Lietuvos taryba iš 20 asmenų, būtent šie asmenys 1918 metų vasario 16 dieną paskelbė Lietuvos valstybės atstatymo aktą. Tarybos nariais buvo Jonas Basanavičius, Saliamonas Vanaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislavas Narbutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Turginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Vyriausias tarybos narys buvo Jonas Basanavičius, kuris tuo metu turėjo 66 metus, o jauniausias buvo Kazys Bizauskas, 21 metų. Tarybos pirmininku buvo išrinktas mūsų kraštietis iš Užulienio kaimo Antanas Smetona. Dėl vokiečių okupacinės valdžios spaudimo taryba turėjo laviruoti ir skelbti kompromisinius, vokiečius tenkinančius nutarimus apie būsimos Lietuvos valstybės ryšius su Vokietija. Ilgainiui kilus pavojui, kad taryba suskilo, buvo nutarta skelbti tikros nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Jis buvo pasirašytas Lietuvių komiteto centre, Didžioji gatvė 30 Vilniuje 1918 metais vasario 16 dieną 12 val. 30 minučių. Aktas skamba taip. Lietuvos taryba, kaip po vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamiesi pripažintąją tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesiais 18-23 dienomis 1917 metais skelbė, atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir ta valstybė atsiskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau. Sušauktas steigiamasis Seimas. Demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos taryba pranešdama apie tai vyriausybei prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę Vilniuje vasario 16 dieną 1918 metais. Šis aktas skelbė lietuvių nacionalinio judėjimo idealą, nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę, skatino tautiškumą, nacionalinį judėjimą, vienijo nepriklausomybės šalininkus. Nors akto paskelbimas automatiškai nereiškia nepriklausomybės atkūrimo, okupacinė vokiečių valdžia net mėgino jį nuslėpti, konfiskuodama aktą, atspausdinusi laikraštį Lietuvos aibė. Bet nepraėjus nė metams jis tapo realybė, vėl atsiradus nepriklausomai Lietuvos valstybei, kurios 96 metinis mes minime. Dabar norėčiau trumpai pasakyti, kaipgi tarpukario Lietuvoje buvo Ukmergėje švenčiama vasario 16. Būdavo sudaromi nepriklausomybės sukaktuvių iškilmėms ruošti komitetai iš 5-6 asmenų, kurie būdavo atsakingi už visas iškilmes. Tiesa, pats pirmasis vasario 16 minėjimas Ukmergėje 1920 metais buvo gana nevykęs. 19 metais vasarį Ukmergė bolševikų okupuota, tokio vasario 16-osios pažymėjimo net neorganizavo. Po mišių bažnyčioje susirinkę ukmergiškiai 20 metais nesulaukė jokių oratorių ar sveikintojų,
nors kantriai laukė kelias valandas. Vėlesniais metais viskas vykdavo daug sklandžiau. Šventės dieną, 8 val. Ryto, miestas būdavo puošiamas tautinėmis vėliavomis, vainikais, vyties ženklais, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, tautinio atgimimo veikėjų, valstybės vadovų portretais. 10 val. Ryto vykdavo iškilmingos pamaldos bažnyčiose, cerkvėse ir sinagogose. Vykdavo iškilmingas miesto tarybos posėdis. Visuomeniai būdavo skaitomos vasario 16 skirtos paskaitos lietuvių, lenkų ir žydų kalbomis. Vykdavo šventiniai spektakliai, koncertai, kino seansai, į kuriuos įėjimas būdavo nemokamas. Nuo 18 iki 21 valandos miestas būdavo iškilmingai iliuminuojamas. Vykdavo mitingas ir kariuomenės paradas prie Laisvės paminklo miesto centre. Po paskutinės laisvos šventės paminėjimo 1940 metais vėlgi laisvo vasario 16 paminėjimo teko laukti beveik pusę amžiaus. Vasario 16 paminėjimas įvyko prasidėjus Lietuvos valstybės atgimimui 1989 metais. Įvyko tuomet dar nelabai gausus mitingas prie kultūros rūmų su specialiu šventiniu koncertu. Pirmą kartą vėl laisvai minint vasario 16-ąją įvyko pirmasis nuo tada tradiciniu tapęs vykstantis kiekvieną vasario 16-ąją bėgimas Pabaiskas Ukmergė. Tiesa, 1989 metais dar nebuvo atstatytas Laisvės paminklas ir bėgikai finišavo prie paminklo Vilkmedį, Užupyje. Ypatingas buvo 1990 metais vasario 16 minėjimas. Kęstučio aikštėje jo metu 15 val. Susirinkus daugiatūkstantiniai miniai. Prieš tai ir po to tiek ukmergiškių šią šventę jau daugiau niekada nebesusirinko, buvo atidengtas atstatytas Laisvės paminklas. Šis paminklas buvo sovietinių okupantų 1950 metais rudenį nugriautas. Nuo 1990 metų visos pagrindinės iškilmės Ukmergėje dabar vyksta prie šio paminklo. Vasario 16 dienos minėjimai Ukmergėje vyksta tradiciškai. Bažnyčioje laikomos šventos mišios skirtos šiai šventei, prie Laisvės paminklo pasitinkami bėgikai, šventinis koncertas vyksta kultūros rūmuose, o šventės išvakarėse vyksta daug renginių skirtų vasario 16. Tai ir paskaitos, ir parodų atidarymai, ir šventei skirtų videofilmų demonstravimas. Kasmet vyksta tradicinis bėgimas Pabaiskas Ukmergė, kuris finišuoja prie Laisvės paminklo. Renginiai vyksta muziejuose, bibliotekose, mokyklose. Tai tiek mano mini istorinio pranešimo, o taip mielieji sveikinu visus su gražia švente, kiekvienam iš jūsų stiprybės, susitelkimo, tik kartu susitelkę, rankomis susikabinę, mes sukursime gražią Lietuvą. Ačiū Jums.